Ir labai svarbu, kad į tas nuotraukas per daug nežiūrėtumėt, nes turim gražesnį vaizdą. Prieš jūs šitas nuostabus jaunimas iš Naujalio, jau įspėjom, iš Juozo Naujalio muzikos gimnazijos. Sveikinam, mielieji. Ką norite pagrojai pristatyti? Pagrojau Bacho Sarabandą iš pirmos vietos. Viešnios tai aš iš Romainių bendruomenės ir yra Sargėnų Vytėnų bendruomenės pirmininkė Danutė Keševskienė. Yra seniūnijos seniūnų pavaduotoja Elnora. Man aš jūsų pavardės niekada nekalbėjau. Ir mūsų klebonas naujasis, bet jau turbūt metai kaip dirba. Jau pusantrų. Dieve, kaip tas laikas bėga, vaikai. Tai greit man, tai labai greit bėga. Tai Šventosios Dvasios bažnyčios klebonas, pavogtas iš Raudondvarių parapijos, Augustinas Paulauskas. Tai norėčiau, kad Augustinas Paulauskas ir pradėtų mums primintų, kokiam čia laikė mes šiandien susirinkome. Prašom. Mes iš tikrųjų pradėjom labai tokią svarbią kelionę, pradėjom Adventą. Dabar taip klausau, kalbu apie viltį. Ir jeigu turbūt paklausčiau kiekvieno čia esančio, ta pirmoji Advento žvakė, kurią uždegėm, ar savo namuos, kaip jinai vadinasi, ar žinot? Yra vilties žvakė, ar ne? Uždegam tą žvakę visada su viltimi, kad ta tamsa šviesa išsklaidys tams, gėris nugalės blogis. Kad tos negandos praeis, nes sakau, kol dar yra viltis. Ir iš tikrųjų, sakau, labai smagu matyti šitą nuostabią bendruomenę. Besišypsančius veidus. Šitą penktadienio vakarą susirinkus pabūti kartu. Pabendrauti, pasikalbėti. Labai gerai galiu suprasti dvi veiklas, kuriuose dalyvavau pati. Tai išvykos buvo. Viena tai kelionė į Ežerėlį buvo skirta pasižiūrėti, kaip bendruomenė įsigyvendina verslumo projektus. Einam į laivą. Nu jau laivas tai nieko savo. Būrės didžiausios, miesto meras mus kažkada rėmė, buvo 100 ar 200 tūkstančių skirta projektiniai veiklai bendruomenių. O dabar ateina rudenį pinigėliai ir tekina spėkio. Tuos pinigėlius įsisavinti, atsiskaityti, panaudoti yra nelengva. Tikrai yra ką paveikti. Ir Rimutė papasakos apie tas ypatingas veiklas, apie tą draugystę su tokiais ypatingais žmonėmis. Jeigu suskaičiuoti su 5 paskaitom, tai daugiau negu 11 išeina. Šiuo metu esam beveik visas baigę, liko 2 veiklos mums. Nebaigėm tapyti, mūsų mažas, pernai buvo didelė grupė tapytojų, šiemet perpus susitraukė, bet labai gabi ir vis labiau šviesėjanti, besimokanti ir išmokstanti. Tai paveikslus mūsų matysit ir baigtus, ir nebaigtus, ką mes padarėm. Dar turim vieną užsiėmimą. Ir dar nebaigėm vieno dalyko. Mes, tie, kurie prie meno, mūsų prie meno, kažkur arčiau gulintis, tai eis į
Čiurlionio muziejų, į Angelų takus, nesvarbu matė, nematė, bet jie tenais galės dar kartą paskraidyti, kadangi pagal projektą buvo tie, kurie prie meno prisiglaudę. Tai šitos, turėsit rankas kelt, kas labiausiai prie meno, kol aš šiandien dar nelabai nusprendžiau, kas čia prie meno, kas arčiau, kas toliau. Taip, kad čia visaip gali būti, kas pirmas ranką pakils, tas bus labiausiai prie meno. Taigi mes turėjom 5 paskaitų ciklą apie Japoniją, apie Japonijos kaip gyvena, kur gyvena, iš ko gyvena, kaip bręsta žmonės, ką subrendę daro, kaip mokosi, kokia švietimo sistema, kaip arbata renkama, kaip arbata geria, kaip maitinasi, koks ten samurajų kodeksas yra, kaip jie tenais kinti tuo, ką daro. Ateinu Asta ir sako iš apačios, sako, tu ir atsipūtusi. O ko man neatsipūsti, jeigu aš turiu komandą, kuri viską daro, padaro ir tiesiog man nereikia dėl to pergyventi. Dėl šios dienos renginio aš nebuvau visai atsipūtusi. Bet dėl paskaitų ciklo aš iš tikrųjų buvau atsipūtusi. Na, labai džiugu. Kažkaip kaip magnetas traukia. Murava, kur čia Kauno šiaurėje kažkur tai ten. Ir visą laiką jos kartu sueina ir nauji sumanimai. Kūrybiškumas fantastinis, reiškia. O jau nėra ką kalbėti, romainiai čia pat, sargenai čia pat. Ir visi nesipyksta bendruomenės, o kaip tik vieną kitą papildo. Tai ačiū jums visiems. Klastos ir melo nekentėjo, mylėjai tiesą, kokia bebūtų įkarti, skleidėjai aplinkui šilumą į šviesą, šalia tavęs mes buvom geresni, žmogus bejėgis ir gamta ta visa gali, prieš juodą netektį lemties, sprendimo jos pakeisti nieks negali. Dar taip visiems reikėjo tavo rankų ir širdies. Nijolės darbus su mano sukurtais eilėraščiais jos paveikslams. Na, čia yra daug, neparodysiu visko, bet kiekvienam eilėraščiui jos prašymu aš sukūriau eiles ir tik po 33 metų sugebėjau išleisti tą knygą. Pragaištingos akys, tos kaštonų žvakės, bučiniai paklipę, lyg saldus medus.